Nuostabi Mato Evangelija, 20 skyrius, 20-28 eilutė, kaip pavyzdys, kaip neturėtumėm daryti ko nors. Šiaip labai įdomus reiškinys, kai kalbama apie Dievą, yra tokia suprantama praktinė taisyklė apie Dievą ir apie dieviškus dalykus, tuos, kurie žmonėms dar neįkandami, galima kalbėti per tą vadinamą neigiamą interpretaciją. Neigiamą ne tą blogąją prasme, bet pasakant, ne koks Dievas yra, ne kokia dangaus karalystė yra, ne koks turi būti šventasis, bet koks neturi būti. Kadangi kai tik tai nuspręsim, kad Dievas yra toksai, dangaus karalystė yra taip ir taip turime elgtis, kad pasiektumėm vieną ar kitą šventumo lygį, greičiausiai prašausim pro šalį. O jūs tikriausiai žinote, kad Biblijoje žodis prašauti pro šalį iš hebrajų kalbos į lietuvių kalbą įsiverčia nuodėmė. Tai kad nenusidėtumėm, ir tą Viešpats puikiausiai žino, kai kalba mums ir žinojo, kad tie apaštalai paskui, kai ten papasakos, užrašys evangelijas, laiškus, tikriausiai klausysis pakutuvėnuose lietuviai, kurie esam, norit nepykit, pykit ar nepykit, esame graikiško mąstymo, esam tokie europiečiai, mes nemokam mąstyti taip kaip semitai. Tai netgi, kad mums būtų aišku, žiūrėkit, paaiškinsiu, ko neturėtume daryti, ką turi daryti. Tai dabar tik į mane žiūrėdami, sako Jėzus, jūs bandydami interpretuoti mane, atkartoti tai, ką aš darau, greičiausiai, kad būsit arčiausiai taikinio. Gal į 10 nepataikysi, bet 9 kažkur numušit, 8, žinot, bent jau į taikinį pataikysi. Tai jau irgi yra neblogai. Todėl, kai klausomės apie tai, kaip pirmieji apaštalai, tai yra Jėzaus rinktinė, jeigu kalbėti nacionaliniu lygmeniu, tai tokia rinktinė, dėl kurios čia visi svaigsta ir netgi kai kas yra pasakęs, kad antroji lietuvių religija yra krepšinis. Nežinau, gal ateis tokie laikai, kai ir taps futbolas ar dar kas nors, bet taip jau yra. Tai ta rinktinė, ją surenka pats Jėzus. Jis ir tą primena, sako, ne jūs mane išsirinkot. Ne per ten kažkokius pažįstamus įslinkoti mano rinktinę, kad galėtumėt žaisti apaštalų komandoj iki pasaulio pabaigos, bet aš jūs išsirinkau. Ir jis neprašovė Jėzus. Tačiau labai gražiai leidžia mums, kurie jau esame ne tik pašaukti, bet ir išrinkti, kaip sako apaštalas Paulius antrajame laiške Korintiečiam, pirmam skaitinėje, 4 skyrius 7-15 eilutė, neužmiršti, kad esame rinktinės nariai, bet moliniai žaidėjai, molinukai, moliniai kareiviai. Kažkada tai buvo toks imperatorius ten Kinijoje su įsivaizdavimu apie jo sampratą, kokia turėtų būti dangaus karalystė, ten, nežinau, kiek ten 1000 nulipdė molinių Kinijos kareivių. Žinot tą istoriją, jeigu nežinot, nueikite pas išmanų protą, pasiekimą interneto, tai jis ten jums viską parodys, galėsit nuotraukų pažiūrėti, netgi filmukų yra prikurta. Taigi, Viešpats primena, jūs esate mano rinktinį, bet molinukai, su moliniam kojom, su moliniais kumščiais, dovanokit, su moliniam galvom. Todėl jūs turite mano rinktinį vyną, nešiojatės moliniuose induose. Todėl to neužmirškit. Tačiau jie greičiausiai nedalyvavo kažkurioje tai pakutuvėnų stovykloj ir negirdėjo paskaitos apie tai. Todėl jie bandė prasukti taip molinių mąstymų tokią kombinaciją. Jau buvo girdėję, kadangi esame Mato 20 skyriui, Matas, kiek jis ten galėjo
sudėlio, matyti, sinchroniškai, jau buvo girdėjęs, kad Jėzus nesykį kartoja, štai ateina mano laikas, kai būsiu suimtas, atiduotas, sako, palaukit, čia jau, sakant, jau artėja rinkimų, jau čia tuoj bus rudenį rinkimai, va. Reikia bent jau išsikovoti tam tikras elitinės vietas, bent kažkokią koaliciją sudarysim, bent giminės koaliciją. Jeigu žinote, tą koaliciją ir bandė jie lipdyti, kas ten, Petras su Andriejum, viena šeima, ir Jonas su Jokūbu kita šeima. Dvi šeimos. Kažkada tai Astius yra pasakojęs, ta žodis šeima, vakar dargi klausėmės jo tokį liudymą, kai nueina į Italijos banką, jis tik buvo pradėjęs mokytis italų kalbos ir sako, reikia, kad tu banką pašventintum ir pasakytum kokią nors gražų žodį, tokie, jisai su abitu, žinote, mūsų Astius, jisai, toks nuoširdus, tikras apaštalas. Ir jisai iš tokio entuziazmo sako, mūsų šeima sveikina jūsų šeimą. Italijoje tai reiškia, mūsų mafija, pranciškonų, sveikina banko mafiją, o tai potekstyje, kai toks yra ištariamas žodis, mums lietuviam dar to nežinant, tai reiškia, kad mėlyjei susimokėkit. Toks gražus dialektas, tai va, šeima. Ir jie bandė tai padaryti, kadangi žinojo, kad Jonas su Jokūbu greičiausiai rinkimų daugumos nelaimės rinkimuose, postų negaus, tai daro koaliciją. Ir aišku, vis tiek žinote, toks yra reiškinys. Dar kai buvau senas, mano vardas yra Dainius. Kai dar buvau tas Dainius ir gyveno Šiauliuose Dainių rajone, pietinis rajonas toks yra, dabar netgi knyga parašyta, ten bet tik daug labai keiksmažodžių, todėl nereklamuoju jos. Tai va, iš to pietinio rajono pas mane senajam gyvenime buvo tokia taisyklė. Ant pinigų draugų nėra. Tai reiškia, viskas yra tvarkoje, mes būsim chebra, suksim visokius reikaliukus, žinai, pinigų pasidarysim, bet kai ateis pinigų dalinimo metas, visi čiupsim savo dalį ir jau šitoj vietoj dovanokit, čia jau draugystės nebus. Tuo tarpu, kažkas panašaus vyksta ir mūsų atveju. Šiandien kalbam apie apaštalą Jokūbą, tai kodėl apie tai kalbam, kad maždaug žinotumėte kontekstą, kokiam kontekste augo šis pirmasis apaštalų kankinys šventasis Jokūbas. Jis buvo labai artimas, nežinau, ar jums, bet man tai tikrai. Jaučiai, jeigu būtų gyvenęs mūsų laikais, būtų buvęs šiaulietis iš pietinio rajono. Tai va, jų ta tokia kombinacija, bet jie, jie gudrus yra. Jie pasiunčia mamą. Šiaip tai turėtume tikrai juoktis. Pagal tradiciją Jokūbas yra vyriausias iš visų apaštalų. Kažkas mano, kad Petras, bet šiaip tai pasirodo Jokūbas buvo vienas iš tikrai vyriausių. Greičiausiai pas jį buvo barzda ilgesnė ir plaukai ilgesnė negu kad pas Petrą. Šiek tiek jis jautėsi, kad Petras jau raktus gavo nuo dangaus karalystės, o pas jį tai barzda ilgesnė. Ir metų daugiau, greičiausiai jo valtis, tikrai jo kateris ne ką prastesnis negu Petro kateris. Suprantat? Ir va dabar reikia kažkaip apžaisti ir pasikviečia mamą, tokiam amžiui. Mamos, kreipiuosi jūs, kad ir kokie būtų saugę jūsų vaikai, nenuverkinkit savęs, jie dar ateis pas jūs paprašyti kai ko. Pavyzdžiui, užeiti į prezidentūrą ar rinkiminį kompanijai nueiti ir paprašyti kai ko. Štai prie Jėzus prisiartina Zebediejaus sūnų motina. Kartu sūnus, aš bandau taip įsivaizduoti, kaip jie turėtų atrodyti. Mama su dviem vaikučiams. Vienam netoli 50, ar jau virš barzdoti tokie vyrai, žinai. Ir puola prie kojų Jėzui ir norėjo kažko prašyti. Dabar dėmesio. Nesureikšminkit religinių veiksmų. Labai įspūdingai turėjo atrodyti šitą sceną, jau kas ją filmavo. Greičiausiai vyko transliacija į tiesioginių būdų į dangaus karalystę.
ir nebejoju, jūs tą vaizdą galėsit pažiūrėti danguje. Tai kai jau žiūrėsit, jau būsit girdėję šitą pamokslą per daug, neteiskit, neverkint taip jau garsiai, nesijuokit ten prie tų angelų, kada žiūrėsit. Bet vaizdelis yra toksai, religinis veiksmas, nutaisyta mina. Dar kas nors, prie kojų puola ir nori kažko paprašyti. Nu kaip atsakysi mamai? Jinai garbaus amžiaus moteris. Jėzus paklausė, ko nori? Tu atsakė, sakyk, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešiniai, kitas kairiai. Išversiu į šiandieninę kalbą. Premjerministras ir Seimo pirmininkas. Nu, aišku, Petrui ir Andriejui paliksim ten. Nu, visos kitos pačios geriausios kėdės jiem. Bet va šitie du, būk geras, prisimink. Ir tai yra iš tiesų molinuko, apaštalo molinuko, kuris dar nėra tapęs uola, veiksmas, elgesys. Kodėl tai yra kalbama šiandien mums, kadangi aš esu toks pat. Mąstau molio mąstymu. Kas yra molio mąstymas? Tai yra žmogus, kuris sukurtas į žemės dulkių, vadinasi žemiškas mąstymas, apie kurį paskui yra apaštalas Paulius kalbėjęs ir daugybė kitų apaštalų. Numarinkite tai, kas jumis yra žemiško, tas molis. Žinot, gerai, kad jeigu molis išvalytas, o jeigu ne, tai turi tam ir tikrą kvapą. Ir dabar, aišku, Jėzus juos gražiai, sakant, įvertina, tikrai nepaniekino, nepasišaipė iš motinos. Tik tai dėmesio dabar mums, kai pamatysite kažkokį religingai atrodinti pranciškoną, kunigą, šiaip parapijietį, kuris labai, turi visus tuos duomenis, dėl ko čia turėtum susilydyti nuo jo išorinio katališkumo. Neleiskite manipuliuoti jumis tokiais visokiais gestais, žodeliais. Gediminas pasako čia tokį atvejį vieną pranciškonų vienuolynę, kai Pakutvinų rinktinė buvo kelis metus išsikėlusi, iškeliavusi į Kretingą. Buvo toks momentas, jūs tai atsimena. Ir tada virtuvėje dirbo mūsų komanda. Ir ateina vienas dvasininkas su antpečiais ir visiškai nepažindamas mūsų virėjo, aš ten matau sėdint suliuką, Vidmai, aleliuja. Ir ateina ir pradeda dalinti komplimentus. Aš to istorijos, nežinau, tos istorijos pats nemačiau, bet kadangi yra tokia proga, ją įgarsinu. Ir jeigu kažkas tai klausysis, norėsiu, kad tą pamoką pasimokytų visi dvasininkai ir taip toliau, kurie pigiai nori dalinti komplimentus. Jisai puolė girti žmogaus, kurio visiškai nepažįsta, girti, nežinau, ten virtuvės ypatybės, kurių dar neparagavo. Ir labai puikiai, kad Pakutuvėnų rinktinės pagrindinis puolėjas, greičiausiai, taip įsivardinčiau, Vidmantai tave. Jisai iškart dėjo tą su antpečiais dvasininkai vietą, sako, tu manęs nepažįsti. Ką tu čia man tuos komplimentus varai? Ir taip šviesiai tiesiai, nuo to laiko, ačiū Dievui, tas mūsų brolis gal pamoką ir išmoko. Kad, žinot, mes tokie esam, molinės elgesio manieros. Žinote, kame čia slypi ta religingumo molio mąstymo klasta. Kai aš tau pasakau, o dar jeigu esu tam tikro rango, tau numetu komplimentą, vadinasi, aš automatiškai jau, sakykime, žaidžiu ant to, kad ir aš norėčiau išgirti panašų komplimentą. Kaip mes čia mišiose, viešpats su jumis ir su tavimi, ir kaip pasakoja Andriuks mūsų, čia buvęs irgi brolių šitos bendruomenės, kai ten tokia, prisimenu, ten ta replika buvo, žinai, ir sako, ten toksai negražus buvo žodis ir su tavimi. Taigi, mintis yra tai, viešpats konkrečiai prašo, pakeiskite mąstymą, jeigu norite būti mano rinktiniai,
nesusikoncentruokite, neakcentuokite išorinių dalykų, kažkokių tai ten išorės parpolimų, maldingų rankelių, tokio graudaus veido, pažįstamų, įtakotukų visokių, žinot. Vat šitų visų dalykų, jeigu esate tikrai Pakutuvėnus komanda, nepataikaukit pasauliu. Būkit taip, kaip šitas mūsų brolis sakė, tu manęs nepažįsti, kas čia per komplimentai. Ar ne? Įdėkit į vietą, šviesiai tiesiai. Ir tada Jėzus čia rodo pavyzdį. Visų pirma, jisai nesusilydė ir sako, nežinot, ko prašo. Duodu iš karto užduoti, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu. Jie, aišku, lengvabūdiškai, kaip ir daugelis iš mūsų prišnekam, o paskiau gailimės. Jie sakė, galime. Prisišnekėjot. Aišku, Dievui padedant šitie du vyrai, tiek Jonas ir Jokūbas, jie tikrai išlaikė šitą egzaminą. Ir šiandien, kaip jau minim apaštalą Jokūbą, nukirto jam galvą. Jonas ten irgi iki pat finalo kovojo, ten irgi kankino, jis neįsigynė Jėzaus. Taigi, finalas buvo gerai. Tačiau jisai vis tiek primena, klausykit, ne mano reikalas jums duoti, kas bus mano kairiai ar dešiniai. Tuos dalykus paskiria tėvas. Ir dabar, žinau, kad reikia trumpinti visą kontekstą, tą vadinamą laiką, bet norisi vis tiek pasakyti tam tikrus dalykus iš pirmojo mūsų skaitinio, kaip jau minėjau, tas antras laiškas Korintiečiams, kad viešpats kalba, mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti, mes svyruojame, bet neprarandame vilties. Išvertus į šiandieninę tokią mūsų vėl kalbą, sportininkų kalbą, mes pastoviai gaunam knockdownus, jeigu žinote, tie, kurie boksą esat matę, bet nežuvę, reiškia, bet tai nėra nokautas. Nokautas, kai tave išnešė, viskas. Mes parblokšti, bet nenukautuoti. Ir ką viešpas primena, kad aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Viešpats mums primena, kad tik per va tokias kliurkas, kurias padarė ir pirmieji apaštalai, mes visi jas dėja darom ir neturėtum dėl to ant savęs pykt, pasitaikė, pripažįstam, suklydom, darom išvadas, taisomės. Per va tą patirtį aš įtikėjau. Viso reikalo esmė, kol tu gyveni žemėje. Ta rodo yra pats apaštalas Jokūbas, todėl tai dabar, ką kalbu, vis referuoju į šį apaštalą. Žiūrėkite, kaip jisai savo gyvenime tuos gražius punktus įgyvendino, todėl vertas autoritetas sekti juo. Kad įtikėtumėm, nes tik įtikėjęs galėsi būti kas? Kristaus mokinys. Kai viešpačiui Jėzui po prisikėlimo, kai siunčia mokinius, eikite visą pasaulį, skelbkite Evangeliją ir sako, kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas. Pirmiausiai, tu esi neįgalus, jeigu esi neįtikėjęs. O kad įtikėtum, neužtenka perskaityti knygutės, neužtenka pabūti Pakutuvėnų stovykloj, sudalyvauti vienoje kitoje rekolekcijoje ar būti tikrai kažkokiu tai fanų, klausantis vieno ar kito pamokslininko. Reikia praktikos. Nes tik įtikėjęs tu galėsi prakalbėti. Nes kai tu įtikėjai prakalbėjai, tada ateina žinojimas. Todėl sekantį eilutę sako, taigi mes tikime, todėl kalbame žinodami. Matot, į kur yra vedama? Yra augimas. Žinote, kad danguje nebeliks tikėjimo, nebereikės vilties, bus meilė ir kas dar? Žinojimas. Jeigu yra žinojimas, tikėjimo nebereikia. Sutinkat? Taigi, todėl kalbame, kad žinome, nes matot, žinojimas tai yra užtvirtintas tikėjimas, įsitikinimas, reiškia, savo kailių tai patyriau, gal suklydau N kartų, bet tai yra taip tikra, galite manim pasikliauti. Kažkada tai tas, kuris, ar Edisonas, kuris sukūrė elektros lemputę. Žinote, kiek jis kartų suklydo? 10 000. Bet šitų vyrų galima pasikliauti, šiandien mes turim šviesą. Kai jam sakė, 10 000 kartų jisai vis kažkas nepavykdavo, sako,
vis dėlto jau yra pažanga. Aš 10 000 eksperimentų dariau, žinau, kad šitie 10 000 kartų yra netinkami. Ir Viešpats įvertino jo užsispyrimą ir jo tikėjimas pavirto galutiniu žinojimu. Mes turime produktą, turime šviesą. Taigi, dar tokio ant pačio galo toks asmeninis liudimas su šia švento rašto vieta. Kai Dievas mane surado, aš buvau tas, kuris negalėjau kalbėti fiziškai. Aš turėjau kalbos defektą. Jisai atsirado, kai buvau darželyje, patyriau neteisybę sovietiniam darželį, buvau ten vienos auklėtojos neteisingai apkaltintas ir nuo to laiko, nuo pat darželio laikų iki 19 metų užsikirsdavo kalba. Iki tokio lygio, kad aš net kariuomenį negalėdavau atiduoti raporto, tą vadinamo, kai, žinote, iškviečia kareivis, tu turi ten toksai atsakyti ten. Ir aš tik tai tą savo ranką prikeldavau, pradėdavau mikčioti, tas vadas numodavo ranką, žinai, ir nusisukdavo. Man tai buvo didžiulis pažeminimas, bandykite įsivaizduoti irgi paauglystę, visą kitą, aš net negalėjau normaliai bendrauti. Ir tai buvo tas dyglys mano kūne. Bet tą dieną, kai Viešpats atėjo į mano gyvenimą, kai jisai apsireiškė, mano tą istoriją žinot, kai pamačiau šviesą, girdėjau balsą ir įtikėjau, atsitiko fantastiškas dalykas. Po kokių gal 2 dienų po mano to atsivertimo į mano rankas patenka švento rašto vieta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Tiesiog perskaičiau ir vakare net pats nustebau, atidaviau, reikėjo vėl man sakyti tą, atraportuoti karo vadui, be jokio suklydimo. Šiandien aš jums pamokslauju. Tai yra iš fantastikos srities, kad aš galiu kalbėti laisvai. Nes įtikėjau ir, kaip sakė Viešpats, prakalbėjau. Kitoje vietoje Viešpats yra pasakęs tokį pažadą. Sako, tie, kas įtikės, aš negaliu patikėti kitoje vietoje, tie, kurie mikčiojo, jie kalbės gerai. Amen. Taigi, mėlieji, viskas savo laiku, kas turit kokių dyglių kūne, kažkokių trūkumų, nepergyvenkit. Svarbiausia, jeigu tu eini pas Viešpatį ir tu esi atviras, Dievas padarys tau tokį stebuklą, kurį padarė man ir kurį padarė apaštalui Jokūbui. Amen.